Pagaliau įkasime simbolinę kapsulę, kuri, aš tikiuosi, išsklaidys visus juodus ar pilkus debesis, kurie buvo susitvenkę virš Nemuno salos ir virš šitos arenos. Šiandien, galima sakyti, toks pats rytas ir diena, kaip ir su Kauno arena. Iš ryto buvo pilka, apsiniaukę, bet dabar mes jau turim puikų šaunų orą ir taip lygiai buvo ir su Kauno arena. Džiaugiuosi visais, kurie šiandien susirinko, visi jūs prisidėjote, kad Kauno arena taptų gyvų kūnų ir kad jinai pagaliau būtų pradėta realiai statyti. Tai Lietuvai jaudinanti diena. Šiandien mes pradedam Kauno arenos statybos. Aišku, 2011 metų čempionatas vyks įvairiuose šalies miestuose, tačiau labai sunku įsivaizduoti, jog toks čempionatas nevyktų Kaune. Į pamatų akmenį ir pradėti įmūrijimo ceremoniją. Šis momentas, aplodismentai. Ir pirmasis žiupsnis betono. Fanfaros. Kviečiame pasirašysiusius aktą, taip pat prisidėti prie mūrijimo darbų. O dabar aplodismentai, darbas baigtas. Ir dabar... Na, o statybininkai rodo, ką jie sugeba.